maldose. Paklauskite manęs, ko prašiau maldose. Aš ne cerkvėje meldžiausi vieną, aš noriu mylėti, myliu, aš meldžiausi už savo meilę. Priminti, gal reikia dėl viso to atstumti nuo savęs, atsitraukti. Aš tokių knygų neskaičiau, kine nemačiau, kine mačiau karą. Mano močiutė ir senelis prisimena, kad jie neturėjo vaikystės, buvo karas, jų vaikystė karas, o mano Černobylis. Tai iš ten. Štai jūs rašote, bet man nepadėjo nei viena knyga, nepaaiškino, nei teatras, nei kinas. Aš nesukračiau be jų. Pati. Mes viską išgyvename patys, mes nežinome, nuo ko dėtis. Protu negaliu to suvokti. Ypač nutrūkusi mano mama. Ji dėsto mokykloje rusų kalba ir literatūra, visada mokė mane gyventi pagal knygas. Ir staiga tokių knygų nėra. Mama nepasimetė. Be knygų gyventi ji nemoka, bet Čechovo ir Tolstojaus. Prisiminti aš ir noriu, ir nenoriu prisiminti. Jeigu mokslininkai nieko nežino, jeigu rašytojai nieko nežino, tada mes jiems nepadėsime nuo gyvenimo ir mirtimi. Taip galvoja mano mama, o aš norėčiau apie tai negalvoti. Aš noriu būti laiminga. Kodėl aš negaliu būti laiminga? Mes gyvename Pripytyje. Greita atominės elektrinės. Aš ten gimiau ir užaugau. Didelėme name, 5. aukšte. Langai į elektrinę. Balandžio 26. Mūsų miestui buvo belikusios 2 dienos, paskutinės 2 dienos. Jo jau nebėra. Tai, kas liko, jau nebe mūsų miestas. Ta diena kaimynas su žiūronais žiūrėjo balkonę, stebėjo gaisrą. O mes, mergiotės ir berniokai, mes su dviračiais lankstėme į elektrinę, kas dviračių neturėjo, mums pavydėjo. Niekas nesibėrė. Niekas. Nei tėvas, nei mokinai. Iki pietų ant upės kranto neliko žvejų. Jie grįžo paudyje. Per mėnesį Sočyje taip neišdegsi. Atominis įdegimas. Virš elektrinės tvyrojo dūmai, ne juodi, ne geltoni, o žydri. Bet mūsų niekas nesibarė. Auklėjimas, matyt, toks pavojus gali būti tik karinis, sprogimas, kai